Štai ir atėjo ta didi diena. Rytoj 8:50 skrydis į Argentiną, į Aconcagua. O šiandienos iššūkis visus šitus daiktus sukišti į šią 132 litrų tašę. Tai dabar trumpai papasakosiu, ką aš čia imsiu. Tai žygio batai puikiai atitarnavo Nepale, Kilimandžare, juos ir čia nepaves. Tada šturminiai batai, vietos užima daug, o realiai naudosiu 1-2 dienas. Į vidų keliauja dar vieni, antri batai, toliau vėliava, tikėkimės, kad panaudosiu. Kilimėlis, ant kurio nakvosiu, galima miegoti net ant sniego. Pagalvėlė, kurios labai pritrūko Kilimandžare, tai nelabai ir įsimiegojau. Knyga, dienoraštis bandysiu rašyti, pirštinės šiltesnės, vėsesnės, kepurė, šturminės pirštinės, su kuriuom lipsiu į viršūnę. Toks pašiltintas šalmas, šalmas paprastas, tada keliauja saulės baterijos, paprasti powerbankai pasikrauti įrenginiams, maistui reikalai, gertuvė, termosas, tada akiniai, su kuriais eisiu kiekvieną dieną, viršūnių akiniai, su kuriais lipsiu į pačias viršūnės, pašiltukai, kurie išgelbėjo man rankas ir kojas Kilimandžare, sutraiškai ir šildo, keliukai, energijai lipant į viršūnę, tada kosmetika, visos manatkės, kuprinė, didesnė, su kuriais eisiu ištisai, tada mažesnė, su kuria lipsiu tik į viršūnę. Taip, rūbai, merino vilnos, daug rūbų, tokie vat visokie šalmai, koinės, kelnės, tada striukės, viena šiltesnė, kita vėsesnė, toliau eina katės viršūniai, lazdos, sapkės, kurios labai praverčia einant iš palapinės į tualetą, nes batams dėtis jėgų nelabai užtenka, o jos įsispiria ir pirmin. Mano miegmaišis iki -3,7, kostiumas didysis, labai svarbus dalykas, emergency kontaktai, prikaišiosiu į kelis rūbus ir, jeigu ką, kad galėtų paskambinti. Ir dabar iššūkis visą šitą sukišti į tašę. Darbai vyksta. Eida. Pakuojam. Jau neblogai. Ką darai? Prašau, kad čia nuo vidurių laisvinimo. Labai romantiškai. Tai vaistukai, ibuprofenas svarbiausias. Ir va čia saltusis kampelis. Tai situacija yra labai paprasta. Užvakar aš atskridau iš San Paulo į Mendozą ir su manim kartu neatskrido mano bagažas. Su visa reikiama įranga, drabužiais ir viskuo, ką aš taip džiaugsmingai pakavau. Tai užpildžiau visus dokumentus oro uoste ir išvažiavau į viešbutį. Tai vakar atskristi tas bagažas negalėjo, nes nebuvo ne vieno lėktuvo iš San Paulo. Ir vienintelė tikimybė ir galimybė, kada jis atskristi, yra šiandien. Labai tikiuosi, kad taip ir įvyks. Nes kitu atveju turiu porą maikučių, porą šortų, kepurę nuo saulės, tai su tokia įranga tik apačioje galėsiu pasivaikščioti, nes viršui prie -40 bus labai daug reikalų, ypatingai sakė šiemet labai atšiaurios sąlygos ir labai pavojinga. Tai laukiam. Va tokioj kaniušnėliai pakeitėm pinigų, o mano kučka, kita dar kupriniai. Ir už juos visus teks pirkti šiandien leidimą. Bagažas dar neatkeliavo ir šiandien tik vakare bus aišku. Rimta. Tai bagažo nėra. Tai sužinau, tiesiog atėmė kojas, vemt norėsi. Atsiguliau ant grindų ir gulėjau. Paskambinom į aviakompaniją, tai žodžiu, jie net nežino, kad tas bagažas buvo dingęs. Niekas neperdavė jam šitos informacijos, užpildė dokumentus, bet pasidėjo į stalčių. Tai nežinau, ką reikia daryti. Bandau susikaupt, atsigauti ir taltų protų bandysiu spręsti šitą situaciją. Aš nežinau kokiu būdu, bet įvyko stebuklas ir atkeliavo bagažas. Tai situacija buvo tokia, kad nuvažiavus gidui į oro uostą, jie sako, matom, kad su lėktuvu bagažas atskrido, bet jo tiesiog nėra. Ir, paskambino man gidas, kad nėra ir taip toliau. Ir tuo metu kažkas iš oro uosto darbuotojų tą bagažą tiesiog paėmė ir atvežė į viešbutį ir čia padėjo. Atlėkiu. Žiūriu, mano bagažas, tai prilygo kaip, nežinau, antram gimtadieniui, sunku patikėti. Kažkas rašė, kad, gal įvyks dar stebuklas, sakau, čia nėra šansų. Tiesiog neįtikėtina, tai jaučiuosi pilnai pasiruošęs dabar ir, rytoj laukia iššūkiai. Super. Išsikraunam daiktus, ruošiamės, laukiam rytojaus, daiktai, deguonis.
nuotaikos puikios. Įeinam į nacionalinio Aconcagvos parką. Žygį pradėsim ir visą ekspediciją tokiu gražiu taku, su tokiais gražiais vaizdais. Ir ten tolumoje šviečia mūsų snieguotoji viršūnė Aconcagva. Tai va, tai esame maždaug 3 km aukštį. Pirmąją stovyklą Konfluencija, štai visas palapinių miestelis, aukštis 3-400, taip ir tuoj padarysiu room tourą. Miegosim 8. Tai kaip atrodo. Čia vat daktaro kabinetas, rytoj jį nereiks, bet poryt prieš išeinant reiks pasitikrinti sveikatą. Ir tik uždėjus antspaudą išleis eiti toliau. Tai apačioje gavom dokumentus su leidimais dirbti ir 2 maišiukus. Baltą ir oranžinį. Baltas skirtas šiukšliams. Kaip manot, kam skirtas oranžinis maišiukas? Tai taip, mūsų reikalams. Jame yra juodų mažų maišiukų. Į juos atliksim savo reikalus ir dėsim į tą oranžinį maišiuką ir jį visą laiką nešiosimės. Ir turėsime atnešti iki pat apačios. Apačioje rangeriai pasvers ir jeigu jis svers mažiau nei turi svert, tai gausim baudą. Tai laukia toks įdomus experiences. Svarbu neprakiurdyti to maišiuko. Ir dar sakė, jeigu ką galima bus ir iš draugų pasiskolinti. Ruošiamės vakarieniai. Va čia mūsų vakarienės palapinės. Jos atrodo va taip. Sultys jau išdėliotos. Tu atneš pagrindinius patiekalus. Įdomu, ką gaus. Nice. Šiandien išėjome į aklimatizacinį žygį, pasiekėm 3 km 900 metrų aukštį, tolumoje debesyse matosi Aconcagva, čia apačioj amžinieji ledynai pasidengę smėliu ir va toks va vaizdas. Tiesiog nuostabu. Grįžtam į stovyklą. Gražyčiai įsikūrė, ką? Vakar buvo medical checkas, nepraėjau, susijaudinau, susinervinau ir atėjus buvo per didelis spaudimas. Tai sako, okei, nusiramink, ateik po valandos, atėjau po valandos, tada jau žinau, kad pas mane per didelis, yra reikalų, tada buvo dar didesnės, davė kažkokią tabletę, sako, ateik dar po valandos. Atėjus dar po valandos, spaudimas dar didesnis, tai sako, gerai, įsimiegok, ryt iš ryto 7 valandą vėl bus paskutinis. Neįsimiegau, aišku, nes visą naktį nervinausi, pergyvenau ir šiandien 7 atėjus, sako, nu jo, vis tiek didelis, nu davė 2 tabletės, tai dabar laukiu ir 8, tai maždaug po 20 minučių paskutinis patikrinimas ir jeigu bus tiek didelis, tai turėsiu dar 1 parą praleisti čia, nusiraminti, pailsėti ir tada rytoj vėl tikrinsiuos. Žodžiu, negali būti paprastai. Tai atvykom į bazinę stovyklą, aprodysiu visą miestelį, čia va lounge zona tokia, ten tolumoje Aconcagva, čia didesnės palapinės valgymui grupėms, čia gamina maistą, taip, toliau, nu, va čia tokios palapinės maistui, tada vat prasidės tuoj palapinės gyvenamosios, tualetai su vaizdu. Ten jau gyvenamieji nameliai prasideda, yra internetas, rozetės nameliuose, nu tikrai dar tokios bazinės stovyklos niekur nemačiau. Įspūdinga tiesiog, aukščiausia kokybė.
Rytoj mes iškeliaujam link pirmosios stovyklos, ten pro sniegus. Ten statysime palapinę, aukštis maždaug bus 5 km, rytoj dar patikslinsiu. Šiandien gidai jau išėjo rinkti sniego, kurį naudosime vandeniu ir rytoj jau baigsis visi patogumai. Tai geriausiai miegosime ant sniego, palapinėse, nešime savo rančinius maišiukus, bandysime užkariauti po truputėlį tą smaigalį. Aišku, jo dar ilgas darbas. O čia kažkas nuostabaus kalnuose. Aukščiausiai pasaulyje esanti paveikslų galerija. Tuoj pabandysiu užeiti į vidų ir parodyti, ar kaip jį čia veikia ir veikia. Tai menininkas. Hola. Hello, hi. Miguel. Tomas. Wow. Tai pakilom iki pirmosios stovyklos, štai mano palapinė, aukštis 5 km 50 metrų. Apsistosim štai tokiam palapinių miestelį, tikrai kosmosėlis. Tai va ten apačioj mūsų bazinė stovykla, iš kurios atėjom. Taip, čia va žmonės ilsėsi, guli. Eisiu ir aš tuoj miegot, bandysiu užmigt. Kas kartais lipdamas galvoju, kam man šito reikia, kam čia save taip kankinti. Geriau galėčiau namuose savo kur prie žydinio, prie televizoriaus ir čipsus valgyčiau šiltai. Gražus čia vaizdas, va toks vat palapinių miestelis. Rytoj kelsimės iki 500. Tai svarbu gerai pailsėti dabar. Tai vat. Labas rytas visiems, kam yra tekę miegoti 5 km aukštį, tai tikriausiai supranta, koks tai gali būti miegas. Deguonis čia stipriai praretėjus, tai turi giliai kvėpuoti. Tai vakar tą ir dariau, truputėlį nusiramini, deguonį prisotini kūną, įmingi ir po kelių minučių atsigundi nuo to, kad trūksta oro. Tada vėl atsikvėpuoji, vėl prisotini kūną deguonį, vėl truputėlį įmingi ir po kelių minučių vėl tas pats. Tai va toks ir miegas. Miegoti nebuvo šalta, nes geras miegas. Tai vat pastatyta, tai pastoviai ridinausi prie šono ir šonas šaltas, tai pastoviai reikėtų kažkur į viršų, nes tas šonas norėjo šalti. Tai vat, šiandien bandysim keltis 500 metrų į viršų. Ten laukia nakvynė, tai žiūrėsim kaip ten seksis. Tai iš pirmosios stovyklos pakilom į antrąją stovyklą, aukštis 5 km 600 metrų. Buvau palapiniai prigulęs, tai ne kažką žodžiu, pulsas pradėjo kilt. Išėjau į lauką, truputėlį pakvėpuosiu orų, pabandysiu prisotinti organizmą, kiek išeina deguonės, pasivaikščiosiu, pasiaklimatizuosiu ir bandysiu eiti, ilsėtis ir miegotis. Ir lipant šiandien galvojau, kad daugiau niekada, nors aš kiekvieną kartą taip galvoju. Tai paklausiau vakar daktarų patarimų, geriau daug vandens, išgeriau virš 5 litrų jaučiu, geriu ir dabar. Ir pavyko praeiti medicininę apžiūrą, viskas gerai, spaudimas nusileido, tai dabar jau viskas mano rankose. Šiandien poilsis ir lauks vedlio nurodymai, ką rytoj pasiimti, nes rytoj išeinam, laukia geras oras, gero oro tarpas, tai bandysim lipti į viršų ir reikia šiandien atsakingai susidėti daiktus, nes pamirštas kažkoks daiktas reiškia neužlipimą arba galūnių nušalimą. Vakar į mūsų palapinę atėjo viena moteris, mūsų vedlio pažįstama, ką tik nusileidusi nuo viršaus, tai dar buvo keli žmonės nusileidę nuo viršaus, tai atrodė kaip gyvi lavonai. Visi sveikina juos, o iš veidų nieko nebelikę. Tai pasako, kad ypatingai šalta viršui, kad šis kalnas tuo ir pasižymi šalčiu, dideliu vėju, tai paragina irgi kuo šilčiau apsirengti. Dar pasako smagią istoriją, kad lipo jie ir šalia jų lipo Lenkų komanda, tai sakė labai daug keikėsi ir galiausiai neužlipo ir apsisuko. Ką tik atėjom į trečią stovyklą, 6 km aukštį. Pats nešiausi visus savo daiktus, nesinaudojau nešimų paslaugomis. Pats pasistačiau palapinę, 2 valandą bandysiu šturmuoti viršūnę. Aišku, lauks dar prieš tai 14 valandų, bet nuotaikos kol kas puikios.
Sunkiausia čia ne tai, kad trūksta oro, ar sunku fiziškai, ar kad didelis vėjas, ar kad labai šalta, ar kad nėra jokių patogumų, o dėl to, kad nėra artimųjų šalia. Labai jų visų pasilgau, labai noriu visus greičiau pamatyti. Noriu namo, jau užteks man to kalno.